Jisai dėl ko yra svarbus, nes mes nepraeinam va to karminio dalyko, kas susijęs su meile. Pas mus nėra suvokimo, kas ta meilė. Ir tai mūsų yra svarbus evoliucinis laiptelis, kurį būtų vertinga perlipti. Ta prasme, mes einam į evoliucinį etapą, kur meilė su skausmu ir kančia nebesuderinami dalykai. Ta prasme, mes einam ten, kur skausmo kančios nebeturi būti. Jo, kaip sakau, va, tas išvalymas karminės programos, ką aš dariau, tam, kad mano kartos nebekartotų tų ir kad iš vis mes kaip dirbam kaip kvantinis kompiuteris, taip, jeigu aš, tai ir dėl visų, jeigu visi, tai ir dėl manęs. Ir todėl atviras širdies energetinis centras tai yra portalas į energetinį dvasinį potencialą. Savęs atnaujinimo programas, kūno ląstelių regeneracija, gyvenimą be ligų, galimybę gyventi iki 600 metų ir nemirtingumas to panorėjus. Toliau, begalinė emocinė ir materialinė gausa ir klestėjimą, kūrybą ir savęs išraišką per supergalės ir neribotas galimybės įtakoti pažangius evoliucinius procesus ne tik planetoje Žemė, bet ir viso tarp planetinės ir tarp civilizacinės kosmoso ekosistemoje. Jau grįžtam prie to, ką aš sakiau, mes galvojam, kad mes čia vieni, o tai, kas vyksta Žemėje, va tas sulėtėjęs procesai ir kodėl civilizacijos mums padeda, nes mes ne tik tai savo blokuojam evoliuciją, bet ir visos visatos. Pas daugelį širdies energetinis centras yra uždarytas arba silpnai veikiantis. Ir todėl realybė, santykiai, pinigai, ten savirealizacija, sveikata, kai yra ne ok, tai reiškia, kad tavo sistema veikia nekorektiškai. Ta prasme, žmogaus energosistemoje yra iškraipimų netitinkančių etaloninių parametrų. Užduotis harmonizuoti savo sistemą. Pradirbinėti pasąmoninius blokus nepakanka, sekantis žingsnis žmogaus energosistema. Net jeigu tu tai tą žinai teoriškai, bet neturi praktinių įrankių, kaip ją harmonizuoti, ta prasme, tai čia irgi į tą reikia žiūrėti. Dabar įrankiai transformacijai pasenę, nes Žemės naujas vibracijos ir energijose, o dauguma transformatorių, mentorių ar ne, va tų žmonių, jie dar gyvena senuose energijose. Taip pat daugeliui trūksta supratimo, kas yra žmogus. Kol dirbam tik tai su pasąmonė, tai yra tik nedidelė dalis, kurią reikia apie save ištyrinėti.